Kokiems vaikams, kokio amžiaus dažniausiai pasireiškia skoliozė? Tai kaip ir minėjau, augimo šuolio metu, noriu patikslinti, kas yra augimo šuolis, tai maždaug 8 laipsniai ir daugiau, tai vyksta paauglystėje. Mergaitėms tai yra 12-14 arba metai prieš mėnesines ir metai po, berniukams maždaug 13-15 metų amžiuje. Tada atsiranda arba skoliozė labai intensyviai progresuoja, nes stuburas intensyviai auga. Kitas amžiaus laikotarpis, tai yra prieš mokyklą maždaug 6-7, bet tai yra bet kokiu atveju augimo šuolio metu atsiranda. Bet reikia dar girdėti, kad jeigu vaiko per sunki kuprinė, būtinai stuburas iškryps. Tai kuprinė gali turėti įtakos netaisyklingos laikysenos atsiradimui arba pablogėjimui. Nes iš tikrųjų, tarkim, jeigu nešiojama ant vienos pusės ar ne, tai gali būti truputėlį tikrai įvyksta tas vadinamas raumenų disbalansas. Bet skoliozės priežastis yra visai kitokia. Tai nepriklauso nuo išorės veiksnių. Tai yra dėl netaisyklingo pačio stuburo augimo. Priekinė stuburo dalis auga intensyviau negu užpakalinė ir vyksta rotacija ir pakrypimas į šoną. Visiškai paprastai, jeigu mes šnekam, pas tuos vaikus stuburas auga ne į viršų, bet į šoną. Taip, tai vadinama idiopatinė skoliozė, kaip vaikai visiškai sveiki, neturi jokios gretutinės patologijos. Yra kitas kontingentas pacientų, kurie jau turi ligą, tokia kaip cerebrinį paralyžių arba kitą neuroraumeninę ligą, kur stuburas krypsta dėl raumenų silpnumo. Taip, ir dar viena kategorija, tai yra pats stuburas iš savęs įgimtai netaisyklingos formos. Tai yra slankstelis, jisai nesusiformavęs, jisai gali būti suaugęs arba netgi būti trikampės formos. Skoliozė atsiranda dėl netaisyklingo augimo. Tai po konsultacijos, kaip pasakau, jūsų vaikas sveikas, turi tik tai nedidelį arba didesnį stuburo iškreipimą ir gali viską daryti, tai būna labai geras daktaras. Link dar vienos patologijos, su kuria susiduria vaikų ortopedai, tai yra plokščiapadystė. Ir mitas ar ne mitas, aš manau, pakomentuosiu detaliau. Plokščiapadystė su amžiumi vaikai išauga. Mitas ar tiesa? Sakykime taip, tas pats pėdos skliautas, jisai sakykime, susiformuoja maždaug iki 12-13 metų amžiaus. Bet čia irgi yra daug dalykų, sakykime, fiziologinių dalykų, raiščių laisvumas, vadinamas hiperlaksitetas, sakykime, pačios kojų ašys, jeigu, tarkim, yra į iksiuką, sakykime taip ar ne, tai ta pėda irgi vizualiai gali būti plokščia. Tai yra tam tikrų įgimtų dalykų, tai va daug yra niuansų, tai vėlgi čia gali taip, žinai, labai davui, bet, ta prasme, jeigu klausimas konkretus, tai nėra vienareikšmiško atsimitas, taip, jinai išaugama, tai yra pėdos skliautas, jisai formuojasi su amžiumi. Bet jeigu taip konkrečiai pabandant aptart, kaip ir supratau, jeigu 3-4 metų vaikas dar dėl plokščios pėdos neskubėt pas ortopedą, bet kada yra tos raudonos vėliavos, tie red flagai, kada jau reiktų sunerimti arba ką tėvam pastebėjus, reiktų jau kreiptis į vaikų ortopedą? Pirma žinutė tėvams, tokia, kur nelabai galbūt, sakykime taip, patogi ir tokia, ar tikrai. Plokščia pėda, jeigu jos neskauda ir nėra problema su avalyne, ta prasme, jos pritaikant, gydyti ir nereikia. Sunerimti, tas vadinamas red flagas, skausmas fizinio krūvio metu. Arba, tarkim, ilgesnį turite atstumą pasivaikščiant, turim sunerimti. Ne pati pėdos forma, bet skundai, skausmas. Taip, toliau, jeigu mes matom, kad yra kažkur, tai sakykime, nuospaudos, tai sakykime, yra tam tikros dalis prie plokščių pėdų, ar ne, kur atramos taškai yra ne ten, kur turi būti. O kur turi būti prie normalios pėdos, tai yra kulnas, atramos taškas, 1 patigalio galva ir 5 patigalio galva, tas vadinamas tripoidas. Tai va, bet iš principo, taip jau paprastai, kad neužvelt, ne, tai skausmas. Tada reikėtų pasirodyti. Labai daug gerų žinučių iš jūsų lūpų, kada reiktų sunerimti ir siūsti į pas tą vaikų ortopedą. Ir jau aptariam tas pagrindinės grupės, bet galbūt būtų dar, kada visgi reikia sunerimti, gal kažkokie skundai, ženklai ir nusiųsti vaiką vaikų ortopedui. Jeigu abejojam ir siunčiam, iš tikrųjų, nes tada, bet su kuo mes dažniausiai susiduriam, taip, tai yra netaisyklinga laikysena įtariant stuburo iškreipimą, jau apšnekėjom, sakykime, kojų iksiukas, plokščia pėda, sukimas į vidų dar būtinai, taip, irgi. Pažiūrėkite, daktarė, mano vaikas šleivuoja.
Taip, jie va taip, šlibukai tokie, taip. Tai irgi tos, sakykime, taip, rotaciniai dalykai, jie irgi gali būti visiškai normalūs iki 10 metų amžiaus. Taip, bet vėlgi reikia susižiūrėti, iš kurios vietos ta rotacija vyksta. Iš pėdos, iš blauzdos, iš šlaunies. Tai vat, ir kas yra labai svarbu, jeigu kliūna kojos. Jeigu vaikštant arba bėgant kliūna kojos, tai tikrai reikia pasirodyti, nes reikia įsiaiškinti dalykus. Jeigu tik tai sukam, tai dažniausiai bus fiziologinis dalykas. Tai vat, kojų ilgių skirtumas, sakykime, nes kojų ilgių skirtumas, nes tai yra labai geras tas posakis, vaikai nėra maži suaugę. Taip, jie auga, tai vis, ir mes turime ir dešinę, ir pusės, sakykime, taip, mes neaugam labai tolygiai, viena pusė dešinė kairė gali irgi skirtis. Tarp kitko, kojų ilgių skirtumas, irgi čia žinutė tokia, kojų ilgių skirtumą reikia gydyti vienaip ar kitaip, jeigu jis yra 1,5–2 centimetrai. Iki mažesni skaičiai, jie paprastai arba nieko nesukelia, arba net nepastebimi. Tai va, kojų ilgių skirtumas irgi dažnai mes konsultuojame. Vėlgi kita kategorija, tai yra kūdikiai iki metų amžiaus, ar ne, klubų patologija. Nes netgi dabar Lietuvoje taip yra nusistovėję, kad praktiškai kiekvienas kūdikis, jisai turėtų pasirodyti pas ortopedą traumatologą dėl klubų displazijos ir atlikti klubo sąnario echoskopiją. Čia irgi toks, geriau tą ir reikėtų padaryti, nes labai daug tokių interpretacijų yra, bet aišku, jeigu klubai atsiveda, čia šeimos gydytojams galbūt, nežinote, jeigu klubo sąnariukas atsiveda vienodai, simetriškai, tai tikrai nebūtina. Dar kita žinutė, raukšlyčių asimetrija. Irgi yra super mamų, super tėčių, pasiskaitė visą kitą. Jeigu raukšlyčių asimetrija kažkur tai yra ir matosi, čia, sakykime, tai požymis, kad yra su klubais blogai. Nebūtinai. Nes, pavyzdžiui, tik tai vien raukšlyčių asimetriškumas, tai nėra požymis. Jeigu raukšlyčių kirkšnyčia yra. Jeigu yra ribotas klubo atvedimas, arba iš abiejų kojyčių, arba iš vienos, ir raukšlyčių asimetrija. Tikrai taip reikia pasirodyti. Bet jeigu kojų judesiai yra pilnos amplitudės ir tikrai kažkur ten mažytė raukšlytė asimetriška, tai tikrai nebūtina bent jau tą pačią minutę 2 dienų laikotarpį degant lėkti pas ortopedą traumatologą. Ar pritarėt, kad visi paaugliai, galbūt galvojantis apie profesionalų sportą, turėtų pasirodyti vaikų ortopedui, įsivertinti tą būklę, ar galbūt kiti specialistai, sporto medikai, kineziterapeutai, ką reiktų atkreipti dėmesį tiem jauniem būsimiem olimpiečiam? Be jokios abejonės, visi išvardinti tavo dalykai labai tinka ir būtų labai gerai turėti komandinį dalyką, bet čia yra dar kitas dalykas, kad, sakyčiau, nesakau už visus trenerius, bet vis tiek jaučiu, kad yra tokia tendencija, kad yra rezultatas, nepaisant visko. Tai turėtų prasidėti nuo pačio trenerio tokio švietėjiško ir supratimo didesnio ir tada jau perkelti tam, sakykime, paaugliui, kuris irgi suprastų, nes taip, jie turi daug kompensacinių mechanizmų. Problema jau atsitinka tada, kai jau yra pažeidimas ir nemažas. Jie gali ten nusilakstyti, nežinau kaip. Mes suaugę, tai mums būtų labai negerai. Labai tokios, sakykime, intensyvios treniruotės ir po to neatsistatymo. Bet čia yra toksai, kad žinutė visų pirma treneriams, tėvams ir vaikui. Vaikas vis tiek jisai klauso, ką jam sako. Nes labai aš arba, žinot, ateina ir sako, man skauda tą ir tą, aš profesionalus sportininkas, aš negaliu nesportuoti.